Tai yra 1000 W drono variklis. Jis sveria vos 40 gramų. O čia yra 1000 W elektrinio dviračio variklis. Jis sveria 6 kg. Bet ar įmanoma važiuoti elektriniu dviračiu su tokiu mažu varikliu? Dabar, kai sakau, kad abu šie varikliai yra 1000 W, remiuosi variklių gamintojų pateiktais duomenimis. Taigi, tiksliau tariant, drono variklio galia yra 928 W, o elektrinio dviračio variklio galia greičiausiai suapvalinta iki artimiausio kilovato. Tačiau specifikacija yra daugiau nei tik galia. Pavyzdžiui, šis traktorius turi tiek pat arklio galių kaip ir Nissan GT-R, tačiau Nissan maksimalus greitis yra 195 mylios per valandą, o traktorius vos pasiekia 25. Ir tai labai panašu į variklius, kuriuos mes lyginame. Elektrinis dviratis gali pasiekti maksimalų 28 mylių per valandą greitį ir turi 26 colių skersmens ratą. Tai reiškia, kad esant maksimaliam greičiui, elektrinio dviračio variklis sukasi maždaug 360 apsisukimų per minutę, o drono variklis gali suktis beveik 30 000 apsisukimų per minutę. Tai sukelia šiokių tokių problemų, nes jei mes suktume 26 colių dviračio ratą 30 000 apsisukimų per minutę greičiu, dviratis važiuotų greičiau nei SR71 Blackbird. Taigi mums reikia šiek tiek sumažinti perdavimą, kad ratas suktųsi protingesniu greičiu. 11 dantų dviračio žvaigždutė turi maždaug 5 cm skersmenį. Ir kad gautume maždaug 80:1 perdavimo santykį, kurio mums reikia. Kad sumažintume 30 000 apsisukimų per minutę iki 360 apsisukimų per minutę, mums reikėtų galinės žvaigždutės, kurios skersmuo būtų maždaug 4 metrai, o tai akivaizdu neįmanoma. Tačiau vietoj to galime naudoti diržų ir skriemulių sistemą, kad sumažintume variklio apsisukimų skaičių prieš pritvirtindami grandinę. Šiam konkrečiam atveju aš naudosiu 4:1 skriemulių santykį tiesiai nuo variklio, o tada dar vieną 4:1 santykį iki išvesties veleno. Tai reiškia, kad išvesties žvaigždutė suksis šiek tiek mažiau nei 2000 apsisukimų per minutę. Ir kadangi mano ankstesniam superkondensatorių dviračio projektui taip pat reikėjo didelės galinės žvaigždutės, sudžiungus su skriemuliais, galutinis rato apsisukimų per minutę skaičius turėtų būti apie 360, kas puikiai atitinka elektrinį dviratį. Kitas žingsnis – pagaminti tvirtinimo plokštę variklių ir skriemuliams, kurią išpjoviau iš aliuminio savo CNC frezavimo staklėmis. Tada tai galima pritvirtinti prie dviračio rėmo, naudojant porą trimačių spausdintuvu atspausdintų laikiklių. Ir tuomet galime pradėti montuoti komponentus. Pradedu nuo išvesties skriemulio, prie kurio pritvirtinau žvaigždutę naudodamas kelis varžtus. Tai tada galima pritvirtinti prie pagrindinio laikiklio su petiniu varžtu, kuris iš esmės yra tikslus veleno varžtas, ant kurios suksis guoliai. Tada gali uždėti dviračio grandinę ir ją įtempti, slankėdamas laikiklį palei rėmą. Taigi, uždėjus diržą, centrinį skriemulį galima pritvirtinti labai panašiu būdu ir jį galima įtempti naudojant mažą įtempimo guolį šiame plyšyje. Ir galiausiai galime sumontuoti drono variklį ir pažiūrėti, kaip gerai jis sukasi. Kaip tai atrodo? Kai aparatinė įranga baigta, laikas sumontuoti elektroniką, kuri maitins variklį. Taip pat mažą Arduino plokštę. Kad analoginį droslio signalą paverstume skaitmeniniu signalu, kuriam skirtas drono variklio valdiklis. Puiku, draugė, pažiūrėk, kokie geri laidai. Štai taip. Jis pradės veikti, bet juda ne tą kryptimi. Bet jis turi šiek tiek galios. Jaučiu, kaip traukia ratas, ten yra sukimo momentas. Pirmasis testas. Ei. Pažiūrėk į tai. Tik dažuoja. Vargiai. O, grandinė nukrenta. Pažiūrėk tik į tai. Juokinga, koks mažas tas varikliukas. Taigi, brangioji. O, nes. O, vargė. O, ne. Tas variklis veliškai kaista. Aš jaučiu kvapą. Nekvepia gerai. Manau, mums reikia šiek tiek didesnio variklio. Taip, būtent taip. Ant to galima iškepti kiaušinį. Labai blogai kvepia, ar ne? Akivaizdu, kad mums reikia naujo variklio su daugiau sukimo momento, bet taip pat tokio, kuris tiktų prie dabartinio variklio laikiklio.
Taigi radau šį variklį, kuris taip pat skirtas dronams ir jis tik šiek tiek didesnis už ankstesnį variklį. Tačiau skirtumas tas, kad jis sukasi tik iki 15 000 apsisukimų per minutę, o ne 30 000. Teoriškai, esant per pus mažesniam maksimaliam apsisukimų skaičiui, variklis turėtų išvystyti dvigubai didesnį sukimo momentą esant tai pačiai galiai. Dabar sakau teoriškai, nes 1000 W galingumą šiuose varikliuose iš tikrųjų nurodo elektros galę, o ne tikrąją mechaninę išėjimo galę. Taigi vienintelis būdas sužinoti, tai išbandyti. Taip pat perkeliau variklį ir skriemulius į kitą dviračio vietą, kad sutrumpinčiau grandinę ir jie nesitrintų į rėmą. Tai turėtų sumažinti tikimybę, kad jį nukris. Manau, dabar tai gerokai daugiau gazas. Pažiūrėkime, kaip seksis. Sėkmės, ponė. Ačiū. O, važiuok toliau. Jis gali važiuoti dar greičiau. Tikrai? Tai vis dar ne maksimalus greitis, bet problema yra grandinės uru. Reikia priveržti grandinę. Pažiūrėkim. Ji tikrai laisva, nes grandinė labai laisva. Ji trenkėsi į šį skriemulį. Matai, čia ji trenkėsi į skriemulį, todėl jis iš tikrųjų nusidėvėjęs. Jei pažiūrėsi į diržą čia, atrodo, kad labiau ten. Aš matau tai. Tiesiog turi į tai susikoncentruoti. Taip, tai yra. Akivaizdu, kad aš jo nesukūriau, kad jis būtų montuojamas čia. Tau reikia vienos iš tų mažų ritinėlių ten. Taip, palaikyk ją. Tiesiog sėdėk ten, taip. Manau, taip, bet įtem grandinę šiek tiek labiau. Taip, bus gerai dar vienam važiavimui. Guys. Tai buvo maksimali sparta, tikrai. Atrodė greitai. Taip ir buvo. Mano laikrodis rodė šiek tiek daugiau nei 20 mylių per valandą. Tikrai? Tai gana gerai. Tai tikrai gerai, kaip tokiam mažam vaikui. Nori pabandyti? Galbūt. Šilta ar šilta? Taip, vos gali laikyti. Čia apie 40 ar 50 laipsnių kažkur tiek. Taip, tai vis dar saugi temperatūra varikliui. Nori pabandyti? Gerai. O kaip pajudam? Gali naudoti variklį, turi minti pedalus. Tiesiog šiek tiek pamink. Oho, tai beprotiška. Tai nuostabu. Viskas gerai, ar ne? Yra daug daugiau sukimo momento nei tikėjausi. Maniau, kad tau prireiks daug laiko įsibėgėti, bet jis tiesiog iškart šauna į priekį. Tai iš tikrųjų labai įspūdinga. Ar karšta? O taip, ten tikrai šilta. Ar tikrai karšta? Gana šilta. Neimk taip, kaip aš paėmiau. Taip, tai ar kada nors pirktum drono varomą elektrinį dviratį? Galbūt. Taigi, esu tikras, kad visi svarstote, kaip tai lyginasi su elektrinė dviračio varikliu. Na, pažiūrėkime, kas bus drago lenktynėse. Tai tikrai karšta. Palaukite, man atrodo, kad galėjau ištirpdyti rites. Taip, tai yra absoliuti to variklio riba ir stebulės variklio. Jaučiasi šaltas. Ta pati temperatūra kaip ir dviračio rėmo, visiškai šalta. Taigi, atsakant į klausimą, taip, galite maitinti elektrinį dviratį su mažu drono varikliu, bet ar aš tai rekomenduočiau? Tikriausiai ne. Ačiū, kad žiūrėjote.